Mažoji elfytė Matilda. Skrisdama pro atvirą vonios kambario langą, elfytė Matilda nusprendžia įlėkti vidun ir apsidairyti, kągi ten žmonės jame laiko. Patikrinusi keletą spintelės stalčiukų, staiga veidrodyje ji pamato, kad raudona palaidinė nelabai dera prie jos violetinių plaukučių. Paskui ji paima dantų šepetėlį, kurį palaiko plaukų šepečiu, su per ilgu kotu ir bando susišukuoti susitaršiusius plaukelius. Aptikusi plaukų džiovintuvą, Matilda drąsiai nuspaudžia mygtuką. Pasigirsta baisus ūžesys ir stiprus viesulas pakelia Matildą aukštyn. Išsigandusi ji išskrenda pro langą laukan. Tad žiūrėkite, vaikučiai. Rytą atidžiai patikrinkite savo dantų šepetėlius. Ar tik nerasite juose violetinių plaukučių?